morning, my friends. Labas rytas. Atsikėlėm Goa. O mes atsikėlėm kur? Palaloma, paplūdimy. Štai mano gyvenamoji vieta. Čia 4. namukas nuo jūros. Kai gerų norų galiu iki vandenyno nuspjaut. Aišku, mes to nedarysim. Tai. Bet čia yra kaifas. Čia man patinka. Atsikeli iš ryto nuo bangų ošimo. Tai pasižiūrėsiu. Ar saulutė lenda. Palmės. Einu pasisveikinsiu su vandenynu. Papusryčiausiu ir turiu šiandien nusimatęs keletą vietų, palei navigaciją vesiu ir važiuosim su motopirka. Bet tai kaip vis dėlto keista, sėdi kurorte, įsivaizduokit dabar jūs esančius Palangoje, tai prie jūros ir sėdi restorane ir ateina prie tavęs 3 karvės. Va, prašau. Paprašiau šefo, kad padarytų kiaušinių iš vakar tų, kur davė supermarkete. Atėjom prie savo bolido. Kursim ir bandysim keliauti. Važiuoju dabar, pabandysiu nusipirkti navigacijos laikiklį, nes vakar buvo uždaryta. Turim dar porą britvų šalia. Tik tai šituose palmių miškuose reikia realiai saugotis, kad kokosai ant galvos neužkristo, tai gali baigtis ne kažką. Spola barotika. Vėl nedirba, atvažiavau 9 po 9, viskas uždaryta. Nežinau, ar čia laukti, ar važiuoti taip. Einu gal pasiklausiu, kada čia jie atsidaro, nes matau vieną kažkokią atidarytą būdelę. Blemba užknisa su šitais navigacijom, negali nusipirkti jie. Supranta, kad atvažiuoja turistai, nuomojasi iš šių motorolerius ir tokiais paprasčiausiais dalykais nepasirūpinu. Man nedašyla absoliučiai niekaip, ant tiek nemasto žmonės, kad visiškai elementarus dalykas. Atvažiuoja turistas, nežino jisai teritorijos, nežino kur važiuoti. Telefoną šiais laikai turi 99% žmonių. Navigacija. Įtaisai, viskas. Problema išspręsta. Va, prisitaisiau rėmą. Nežinau, kiek čia man jis laikys. Buvau pas meistriuką tokį vietinį. 1 svarą sumokėjau, man ten padėjo atsukti, nes neturiu tinkamų įrankių. Važiuoju link kažkokio tai forto. Rama kažkoks, paskui pasakysiu. Pavadinimų daug neatsimenu. Ir čia turbūt ryžius augina jie. Tai jau sezonas turbūt baigėsi, dabar laukia kito, nes šiaip kai ryžius augina, tai vandens pilna būna. Čia tokiais atskirta gabaliukais. Matos žolė sena kažkaip tai išdeginta. Fortas vadinasi Cabo de Rama. Ten ir paplūdimys kažkoks yra gražus, tai važiuojam apsidairyti. Važiuoti apie 40 minučių. Nusukau nuo pagrindinio kelio. Važiuosim kažkokiais tai šunkeliais. Važiuoju, sakau, paragausiu kokoso, sulčių.
niekada neragavau. Čia pasiema, galą nukirta ir paskui viduje, kaip suprantu, bus sultys. 50 centų. Prieš tai buvau sustojęs, sakė 70, pavažiavau 100 metrų 50. Gal dar pavažiuočiau, būtų 30. Įdomiausi dalykai atsitinka netikėtai, bevažiuojant tokią kaip upę, kaip lagūną pamačiau, atiteka iš tos pusės ir įplaukia į Indijos vandenyną, į Arabijos jūrą. O čia chebra turi tokį kaip uostą, nežinau kaip čia pavadinti, prieplauką. Tai leidžia valtis, stato tinklus, žvejoja. Čia vietinės moterys sugautą laimikį pardavinėja. Turbūt vietiniam žmonėm, o gal ir tiekia aplinkiniam restoranam. Tai va taip pavyksta čia. Viskas šviežia, viskas ką tik ištraukta. Nu jau vietoje atvariau iki Cabo de Rama forto. Tai užėję į fortą kažkokią tai slaptą vietą radom praėjimą iki paplūdimio, tik reiks nusileisti į apačią. Tai tas slaptas toks paplūdimiukas yra Cabo de Rama tvirtovėje užeini ir laiptai į apačią. Nu, kažkas nerealaus, žmonių nėra. Palmės, vanduo, kalnai, fantastika. Ir bažnyčia yra viršuje. Cabo de Rama Church bažnyčia, tai čia šitas kraštas, kadangi čia netoli yra Vasco da Gama miestas, tai čia buvusi Portugalų kolonija, tai čia buvo šitam regione propaguojama katalikybė, krikščionybė. Dėl to ir bažnyčios yra ir mišios sekmadieniais būna. Bet kaip tau Indija be tokių nesąmonių? Na, fortas kaip fortas. Senovinės sienos, nieko čia labai nedaryta. Seni takeliai, kur pravaikščiota, o va ten katalikiška bažnyčia. Atvažiavau į šalia esantį pliažą. Čia yra toks restoranėlis su nuostabiu vaizdu. Einu žiūrėti paplūdimį, turbūt reiks nusimaudyti. Pasimaudėm, pasipliškenom beveik laukiniam paplūdimį. Nerealu. Vaizdai, pasaka. Vanduo idealus. Atvažiavau dabar čia netoli to pliažo, toks lauko restoranas, tai reikia papietauti. Pirmą kartą pabandysiu žuvies patiekalų. Tai užsisakiau salotų su jūrų gėrybėm, kalmarų paragausiu. Šiaip nevalgau jūrų gėrybių ten, kur nėra arti vandens telkinių, upių ar jūros. Nes būna kažkur tai, oi gal žuvies šviežios paklausiu, o tai kur čia pas jūs telkinys kažkoks, upė ar jūra ar kas. Už 200 kilometrų. Tai kaip žinau, tau bus šviežia žuvis. Va čia tai šviežia mačiau, va. Už kilometro žvejybinis tas uostas, ne uostas kažkoks tai. Su tinklai žvejai gaudo, pardavinėja, tai čia tikiu, kad šviežia. O daugumoje vietų tai geriau net nevalgyti. Kalmarai buvo geri, aštrus, bet geri. Dabar atnešė salotų su jūrų gėrybėm.
Važiuojam dabar iki Kola paplūdimio. Tai kelias yra toks visas žvyrkelis, akmenys. Į apačią leidžiuosi, tai visai nieko, bet įdomu, kaip bus į viršų. Toks paviršius atrodo kaip Marse. Pasistačiau prie Kola paplūdimio. Parkingas 50 centų. Einam, žiūrėsim. Čia tokia kaip ir lagūna yra. Kiek žiūrėjau, įplaukė upė, paplūdimys, barai, restoranai, kavinukės. Tai čia gaunasi. What? Okay. Oh, not today. Čia upė įeina į vandenyną. Vanduo žiauriai skaidrus. Gėlas. Labas rytas. Pirma kalėdų diena. Esam Goa. Paloliam paplūdimy. Atsikėliau prieš pusvalanduką. Šiandien kraustausi į kitą viešbutį. Pasidėjau daiktus. Ir likusiom iki kelionės pabaigos visom dienom būsiu jau Palolem Beach resorte. Tai čia netoli nuo šito, kur dabar gyvenu. Tai tiek žinių. Susikroviau dabar dar po 9 šiek tiek. Tai laukiu, kol man kambarį ten atlaisvins, sutvarkys ir keliausiu su daiktais. O čia pas mus tokie dalykai vyksta, kaip ir įprasta. Kurortas, rytas, saulė jau lenda, šildyt pradeda gerai, žmonės į paplūdimį renkasi. Ir guli karvutė, vandeginasi. Ponė. Niekam klausimų nekyla, viskas normalu. Gulėjau, šitam paplūdimį. Sakau, gal reikia nuvažiuoti iki Butterfly Beach. Kažkoks yra netolies. Pasižiūrėsiu, prasičekinsiu. Kažkaip aš ne iš tų turistų, kur guli paplūdimy. Gal kokią 1 ar 2 dienas per šitas 12 dienų ir teks pagulėti, kaip pailsėti norėsis, bet šiaip aš toks labiau važiuoti, eksplorint, daryti kažką, tai lėkiu pažiūrėsiu iki Butterfly Beach. Susimokėjom nalogus, 100 rupijų už įvažiavimą į Butterfly Beach su motoroleriu, tai dar porą kilometrų liko, bet ten man postas, stovi kažkoks dėdukas, pastatęs pagalį vidury kelio ir surinkinėja pinigus. Būna ir taip, va. Važiuoju per šitos Marso kanjonus. Tuo jau davažiuosiu iki to Butterfly Beach. Motopirkos apleistos. Kažkaip tokiu myžaliukų lengvų paduoda, sakau, iš kur čia tas kvapas. Viskas tapo aiškiau. Nu va, atėjom čia kažkur. Nuo parkingo, kur pastatai, dar 5 minučių reikia pėsčiom paeit. Tai taip vyksta persikraustimas. Viena kuprinė priekį, kita kuprinė ant galo. Maišelis.
Važiuojam į kitą viešbutį. Nu, atvykau iš į viešbutuką, prisiregistravau. Gal jau šiek tiek išponėjau, bet anas buvo su tiesioginiu į pliažą keliu per 4 namukus vandenyje, o čia dar reiks paeit už to pastato. Nu va, kambariukas toks, daug didesnis negu buvo prieš tai. Irgi kondiškė, ventiliatorius. Vaizdelis toks. Sakė, kitais metais bus čia baseinas. Atvažiuot, sakė, baseiną jau padarys. Spinta. Tualetas, dušas. Valė, bet nedavalė. Nu super, liuks. Kambarys man patinka. Tai čia gyvensim 8 dienas. Nu va, gavom vėl kokoso sulčių. Ragausim. Super, viešbutį yra kokosų. Sako, nori? Jo, sako, aišku, davai. Super. Nu va, turim kokoso vidų. Šviežio. Nesenai nukritusio nuo medžio. Atsimenu, mažas valgydavau saldainius, tokius šokoladus, tiko, ralis, dar dumanė. Atsimenu, tiko būdavo su kokosais. Tai vat, jeigu šokoladą uždėtum, tai skonis panašus. Taip keista man kalėdas, kai saulė šviečia ir vasara. Turbūt pirmą kartą taip yra per mano gyvenimą. Labą dieną. Neapsiskutęs, nesusitvarkęs. Šiandien visą dieną pratinginiavau, persikraušiau, susidėjau daiktus. Dabar nusprendžiau važiuoti į kažkokį tai pliažą, kur vėžliai dauginasi. Kai esi toli nuo namų ir ypač per kalėdas, tai tokias vietas važiuojant, pamatęs negali nesustoti. Tai čia Portugalų palikimas šito krašto, katalikybė, krikščionybė, turim bažnyčią, aišku, jinai nėra tokia kaip įprasta mums visiškai, bet ir nėra hinduistų šventykla. Tai čia yra Švento Antonijaus Galibaga bažnyčia. Jinai pastatyta 1824 metais. Nežinau, kada čia mišios, gal tik sekmadieniais, bet vis tiek apeit, pasižiūrėti įdomu. Turim štai tokią prakartėlę kartu su musulmoniškom šventyklom, hinduistinėm. Viskas susimaišė. Šalia bažnyčios, šiek tiek paėjus, yra ir kapinių vieta mums įprasta. Fernandes, pavardės, Díaz Fernandes, João Fernandes, Caetano Pedro Fernandes. Čia laidojame, nežinau, ar katalikai, ar kažko tai nusipelnę žmonės. Čia va tokia
Vieta ir urnom yra. Bet pavardės visos Suoza, ispaniškos, portugališkos, Sinao da Costa. Bet vat iš karto, nežinau, sutiksit su manim, nesutiksit, aš esu čia ir matau. Nu visai kita tvarka. Visur prižiūrima, vat, viskas dažoma. Šiukšlės lapai seni surenkami, bus išvežta. Visur laistoma žarnos vandens. Nei vienos šiukšlės nėra. Nu, kažkaip tai kitaip atrodo, vat, esi Indijoje, katalikiškoje vietoje, krikščioniškoje, daugiau tokio prie europietiškos pavadinčiau. Ir vat, visai kita švara, visai kitas priežiūros lygis. Čia netgi gamta labiau priimtina europiečio žvilgsnį. Pušys, pliažas. Nėra palmių. Yra palmės ten toliau. Bet čia pušynas, pušynėlis. Nu, vieta tokia. Po tiltų chebra prekiauna. Daržovės, žirneliai, morkos, obuoliai, pomidorai, svogūnai, bulvės, kopūstė. Ūkininkų turgelis, šviežias. Čia yra iš kokoso stiebų spaustos sultys. Labas rytas. Atsikėlėm, papusryčiavom. Šitam viešbutukė visai neblogi pusryčiai. Gavom kiaušinienės, indiškų kažkokių pusryčių, watermelon sulčių. Visai gerai. Tai dabar važiuoju iki Netravalį Krioklių ir ten šalimais dar yra burbuliuojantis ežeras kažkoks, Bubbling Lake. Tai žiūrėsim, gal dar pakeliui kažką įdomaus pamatysim. Šiandien toks irgi planas. Nepersitempt, nes jau šitas visas dienas, kai kažkur tai varau labai karšta, tai grįžti vakarė visas išsekęs. Tai tiek žinių, keliaujam. Ir kaipgi be pinigėlių. Čia kažkaip Goa greitai leidžiasi, čia viskas dvigubai brangiau. Važiuojam, pro šalį pralekiam ryžių laukų, žmonės dirba, kas po medžiais pavėsi guli. Ir važiuodami Krioklį pamatėm. Paklausykit, ar girdit? Tyla. Senai negirdėjau tylos. Atvedė iki kažkokio tai parkingo, ne vienos mašinos, ten mačiau vartelį, bet parašyta no parking, tai šiek tiek paeisim. Tik tai, kas blogiausia, nėra ryšio, tai dabar nežinau, kaip iki kito objekto navigaciją pasikrauti, nes neturiu offline'inio režimo. Nu va, kaip aiškiai, no parking, gal kažkas paima ir pasistato. Nu, atvykom iki Bubble Lake. Žiūrėsim dabar, kur tie bubbles. You think so? Yeah. Oh yeah, I can see it.
sako. Increase in number. You can see in multiple places it increase. Sako, kai ploja, pradeda. That's the speciality. Yeah, I can see it. Those are the bubbles. Actually, it is some oxygen or something is there which is also coming up from the base, but it comes more when you are giving some Sound? Okay. give some voice stimulation. It increases. Interesting. Very interesting. All the way alone you have come. Yeah. Nu ką, pasižiūrėjom. Burbuliukų. Tai čia deguonis. Iš apačios dujos kažkokios tai kyla tikriausiai ir čia jokios paslapties didelės nėra. Nu, vieta tokia. Galėtų būti labiau aptvarkyta. Bet vėlgi pasikartosim. Čia Indija. Tad džiaukimės, ką turim. Pirmą kartą per Viešnagę Goa važiuojant pamačiau ryžių laukus, kurie yra dabar užpilti vandeniu. Nes visi kiti tai buvo išdžiūvę. Turbūt galvojau, kad čia ne sezonas, bet važiuoju, žiūriu, kažkokie yra užpilta vandeniu. Tai einam pasižiūrėsim, parodysiu kažką. Tai va, kaip matom, atskirta tokiais ploteliais. Ir vyksta auginimas, ūkininkystė. O dabar važiuojam prie krioklio, jau čia prie pat. Nepavyksta man rasti tų krioklių. Į kažkokią atsimušiau šventyklą vidury miško. Tokia pusiau apleista atrodo. Liktai vidus yra aptvarkytas, iššluota. Jo, vidus toks lyg ir tvarkingas, lapų tik šiek tiek prikritę. Nu, radau kažkaip tai. Navigacija ne ten vedė, bet galva suorientavo ir radau. Tai čia yra 1, 2, 3 ir 5 skirtingi kriokliai, skirtingi atstumai iki jų visokie. Įvažiavimas 150 rupių, tai svaras 50. Atvažiavau prie pirmo krioklio 4,5 kilometro nuo čia. Tai aš turim tokį asfaltą, o ten jau off-roadas. Tai nuvažiavau, yra postas. Sako, brolau, palik motopirką ir eik pešiom 5 kilus. Sakau, gal nepasiruošęs aš šiandien. Sako, važiuok tada iki kito, tenai tik tai kilometrą reiks eiti. Tai važiuojam žiūrėti kito. Šitą gal atidėsim arba rydienai, arba nežinau, arba atidėsim kitam gyvenimui. Jo, atidėt galima bus, nežinau kam, nes aš kaip visada bandžiau kažkokių lengvesnių kelių ieškoti ir per off-roadus kitą pusę bandžiau pasiekti krioklį ir nepavyko. Tai dabar esu savo namelį, atsitiko man nedidelis accidentas. Važiavau nuo kalno ir stabdžiais žvyriuotas ten toks kelias, užnešė, stabdžiais spaudžiau, slyst pradėjo, vienu žodžiu, į krūmus numečiau, pats nugriuvau. Nieko kažko rimto nebuvo, biškį apgadinau motopirką. Tas plasmasės apšlifavau ir koja, va tuoj parodysiu, kas čia man su koja.
nieko kažko ypatingo, bet nu vis tiek nemalonu. Brozdinimai, žaizdos. Tik gal nueiti iki vaistinės, kad dezinfekuotų. Tai čia su vandeniu pats prasivaliau. Reikia pažiūrėti, kad nebūtų užkrėtimo.